Sveiki, draugai mano. Iš tikrųjų, šį video ekspromtu tiesiog pagalvojau, kad noriu nufilmuoti. Ką tik mergytę užmigdžiau ir galvojau dabar, ar pasidažyti, ar kažką gražaus apsirengti, kad šį video filmuojant atrodyti kažkiek tai padariau. Tuo pačiu atrodo noriu labai, kad šitas video būtų kuo tikresnis ir tiesiog mes visi iš tikrųjų norim daugiau realybės pamatyti, nei kiek kaip viskas yra išlaižyta ir tobula. Tai šiandieną iš tikrųjų aš noriu pasikalbėti su jumis tiesiog labai atvirai. Kaip jūs ir žinot, prieš kelias mėnesius aš tapau mama ir netrukus reikėjo išsikraustyti iš Lietuvos į Armėniją. Viskas labai staigiai pasikeitė. Aš noriu tiesiog pasidalinti su jumis, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, pakalbėti apie tai, ką reiškia būti jauna mama svetimoje šalyje. Tuo pačiu pastebsiu tokiu serumuku, nes veidas jaučiasi, kad yra labai išsausėjęs. Visų pirma, pradėkime nuo to, kaip šitas sprendimas buvo priimtas. Tai turbūt dauguma merginų mano situacijai pasakytų, kad šitą sprendimą priimti buvo nelengva. Bet mano atveju tiesa yra tokia, kad net nebuvo jokių svarstymų. Sprendimas buvo priimtas labai lengvai. Visą laiką sakiau Matui, kad būsiu šalia, kad ir kuriam pasaulio gale jisai bebūtų, visą laiką stengsiuos palaikyti ir tuo labiau, kai jau dar yra vaikutis, tai visada žinojau, kad tikrai noriu, kad visa šeima būtų kartu ir man asmeniškai tiesiog per atstumą draugauti, tuo labiau auginti vaiką, atrodo būtų tiesiog labai sudėtinga. Kas mums labai pasisekė, tai kad mes gyvenam Armėnijos dideliam mieste. Jerevanas tikrai yra didelis ir mes turime iš tikrųjų labai nuostabią galimybę gyventi pačiam centre. Tai šitas dalykas priverčia jaustis veiksme, nes tik išėjus iš namų yra judesys, mašinos žmonės. Aš manau, kad gyvenant, tarkim, kažkokiam miestelėje, mažam, visiškai tas jausmas būtų kitoks ir dar labiau izoliuojantis. Tai kadangi jau ir taip mes... Gerai, pradėkime dar truputį atsukam laiką atgal. Kai Matas sužinojo, kad jisai varys į Armėniją, svarstėmės dėl būsto, kokį nuomotis, kur ir taip toliau. Matas visą laiką sakė, kad jis tikrai nori centre, nuo lokacijos faktas ir kaina priklauso. Bet aš Matui sakiau, kad mes ir taip išvažiuojam į svetimą šalį ir būsim čia vieni. Tai vienas dalykas, kas mums kaip šeimai yra labai svarbus, tai aš sakau yra namai. Nes turi mums būti gera būti namuose, gera grįžti namo ir kad geroj vietoj būtų. Ir taip nėra veiksmo, ir taip nėra draugų judesio kažkokio, nėra mašinos, kad sėsti ir kažkur tai važiuoti. Tai jeigu dar, sakau, būti kažkaip tai kažkur tai pakrašty, negražiam bute, tam, kad sutaupyti keletą šimtą eurų. Aš manau, kad tiesiog mūsų šeimos energetikai ir emociniam ryšiui būtų nuvažiavę viskas tiesiog žemyn. Aš manau, geriausias sprendimas buvo būtent paimti šituos namus. Man čia be galo yra gera, jauku. Aš kiekvieną kartą Matui sakau, kokia aš jaučiuosi čia laiminga. Ir dėl visko, dėl vaizdo, dėl lokacijos ir pats butas tikrai yra labai toks jaukus ir erdvus. Nėra tokios stiprios trinties. Tas sprendimas paimti ir palikti viską Lietuvoje, man asmeniškai jis gal nebuvo toksai sudėtingas dėl to, kad aš esu gal jau sakius, bet kas mane pažįsta artimiau žino, kad iš tikrųjų mano visa šeima yra labai išbarstyta visur. Ir nėra taip, kad aš užaugau Kaune vienam name ir mano tėvai, kad būtų kartu ir kad broliai šalia. Ir aš visą laiką sakau, kad tokioj situacijai, kai tarkim yra labai artimas ryšys tarp šeimos ir visi yra vienoj vietoj,
labai sunku yra paimti ir išvažiuoti, tarkim, į užsienį, gyventi atskirai ir tu jauties, kad palieki grinai šeimą savo. Ypač kai tu dar esi pratęs, tarkim, pastoviai būti kartu. Pas mane yra kitokia situacija, mes augom Anglijoje, po to aš grįžau vieną į Lietuvą. Dabar, pavyzdžiui, mano vienas brolis Norvegijoje, kitas Olandijoje, mažiukas brolis Turkijoje. Tai mes visi esame tokie visur įmerkę savo kojytes po Europą. Ir dabar jau ir trečia šalis, vienas Turkijoje, mes dabar Armenijoje. Tai gal tas dalykas ir padaro tą savijautą tokio, kad tu kaip ir nelabai turi namų. Ir tavo namai realiai gaunasi ten, kur yra tavo mylimas žmogus. Nes jeigu taip atvirai kalbant visiškai, tai aš neturiu tokios vietos, kad pavyzdžiui, dabar, tarkim, išsiskyrus su Matu, kad aš žinočiau, kad turiu, tarkim, šeimą, turiu kažkokius šeimos namus, kur manęs laukia ir aš tiesiog galiu ten dabar važiuoti ir bėdoj mane priims ir būsiu. Faktas, kad man padėtų mano šeima, bet nesijaučia toks, kad yra kažkoks vienas taškas, tarkim, Lietuvoje, Kaune, kur jeigu ką, visą laiką ten mes grįžtam, nes ten yra šeima. Tai natūraliai adaptuojas prie situacijos ir gaunasi, kad kur Matas, ten aš jaučiuosi, kad yra mano namai. Dėl to aš manau, sprendimą šitą priimti yra tiesiog mano situacijoje daug lengviau. Faktas, kad esu labai pasiilgus savo draugių, tetų ir visų tiesiog žmonių, kurie iš tikrųjų yra be galo mylintis ir labai daug mano gyvenimo etapuose buvę šalia ir labai daug padėję. Ir kiekvienam etape skirtingi žmonės iš tikrųjų buvo, kada ištiesė ranką, kada labiausiai man to reikėjo. Kartais, iš tikrųjų, žinokit, taip jau yra, kad ne visada šeima ar tie žmonės, kurie mums atrodo, kad turėtų suteikti saugumo jausmą, padėti, ne visą laiką būna jie tie, kurie ir padeda. Žodžiu, kažkada gal reikės daugiau ateityje pakalbėti, nes aš buvau Instagramą įkėlus šiek tiek daugiau apie savo mamą per mamos dieną, kad mūsų ryšys šiuo metu yra nutrauktas ir aš nežinau, žinokit, kas tie mano plaukam yra. Aišku, kaip pasakyti, vėl visiškai, jeigu be filtrų kalbant, visą laiką yra rekomenduojama niekada nekalbėti apie antrą pusę, apie savo šeimos narius, nes tu niekada nežinai, kaip ateityje bus ir kaip viskas susiklostys ir po to visą tai lieka. Bet aš, kaip sakau, aš nemanau, kad reikia eiti viešai koliotis ir ten dabar nežinau, žeminti, tarkim, mano atveju, ar ten pasakoti, kodėl taip yra ir kas atsitiko, bet iš savo patirties, tiesiog iš savo pusės paimti ir pasakyti, kodėl tokį sprendimą priėmiau. Vis tiek, bet kokiu atveju, aš visada būsiu dėkinga savo mamai, nes jinai vis tiek užaugino mane ir aš esu tokia, kokia esu šiandieną. Bet su tėvais santykiai yra, manau, dar viena įdomi labai tema, apie kurią galima iš tikrųjų ir daugiau pakalbėti, nes aš manau, kad gal senoviai būdavo tas toks dalykas, kad neduok Dieve paatvirausi, neduok Dieve papasakosi kažkam tai kažką, tai ten, tarkim, paleisi pletkus kažkokius ir taip toliau. Manau, jeigu protingai viskas yra pasakyta, sudėliota, tai paatvirauti ir papasakoti savo gyvenimo istoriją yra labai gražu, jautru ir kitiems tiesiog nesijausti, kad eina tokį patį kelią vieni, nes kartais visi mes norim nupiešti savo gyvenimą gražiausią spalvą, visiems norim pateikti, koks jisai yra tobulas, kaip nėra jokių problemų. Kalbant apie tiesiog tą patį gyvenimą išvažiavus palikus, atrodo, tas sprendimas nebuvo sunkus, bet kai tu išvažiuoji ir iš tikrųjų pradedi visiškai naują etapą ir prie viso šito dalyko yra
mažas leliukas, kuris priverčia jau ir taip pradėti naują gyvenimo etapą, kur reikia ir Matui, ir man adaptuotis, ir pasikeičia santykiai ir viskas tiesiog. Tai šiek tiek iš tikrųjų buvo galbūt ne taip lengva, kaip aš galvojau. Kai aš tik tais atvažiavau, galbūt mano galvoj aš dar vis buvau tam etape, kaip aš dar laukiausi ir mes buvom Lietuvoj. Ir atrodė, kaip mes su mažytė čia atvažiuosim, kad viskas bus taip pat, tik tais tiek, kad dar vaikas yra. Tos pirmos savaitės iš tikrųjų buvo tokios man asmeniškai, emociškai labai sunkios, dėl to, kad aš su savo broliu apie šitą dalyką kalbėjau. O Jėzu, man, žinokit, nutirpo koja, man reikia, jaučiu, kad kažkaip tai atsisėsti žemiau. Kalbėjau su savo broliu apie šitą dalyką ir sakiau jam, kad man toks jausmas yra, kad man gyvenimas pasikeitė belenkaip. Aš turėjau palikti Lietuvą, gimė mažytė, aš turiu save kaip ir jau padėti į antrą planą ir viskas sukasi aplink vaiką. Ir aš negaliu paimti ir susigalvoti, kad noriu išeiti į kirpyklą ir ten tiesiog paimti ir išeiti. Aš atrodo turiu ir apskaičiuoti laiką, ir pamaitinti, ir pažiūrėti, ar Matas gali su ją pabūti. Ir tiesiog tu jauties pametus labiau save, nes tu tiesiog nieko nebegali daryti tą, ką nori daryti. O pavyzdžiui, atrodo Matas, jam reikia į kirpyklą, jis gali paimti, sakyti, einu į kirpyklą ir išeiti tiesiog ir nestresuoti dėl šito dalyko. Ir sakau, man atrodo, kad labai yra sunku man suprasti jį dėl to, kad aš jaučiuosi, kad man viskas tik tais vienai pasikeitė. Ir tada mano brolis sako, dėl to, kad tu labai galvoji tik tais iš savo pusės, bet pasisteng pagalvoti iš jo pusės, ką jisai patiria per visą šitą momentą. Tu patiri pokyčius labiau tokius motinystės, pati save gal jauties, kad prarandi, ir kad viskas sukasi aplink vaiką, o jisai kaip vyras jaučia, kad jo gyvenimas irgi visiškai pasikeitė dėl to, kad dabar jisai turi pasirūpinti tavim ir vaiku. Tai vadinasi, kad jo galvoj sukasi viskas tik tais kaip išlaikyti jumis, kaip jum padėti, kaip suteikti geresnį gyvenimą tau ir mažytei. Ir tada aš tokia pagalvojau, kad, iš tikrųjų jis tiesą sako. Ir nėra galbūt tai sulyginami dalykai, kad vieno dalykas yra svarbesnis ar kito lengvesnis. Tiesiog tai yra moters pareiga ir vyro pareiga. Ir kartu padaro tiesiog komandą. Jo aprūpinimasis mumis suteikia man ramybę auginti mažytę. Aš neturiu tada stresuoti nei dėl grįžimo į darbą, nei ką pavalgyti šiandieną. Tos galimybės yra suteiktos. O jam nereikia rūpintis, ar vaikas nepamaitintas ir ar pampersas nepakeistas, nes šituo dalyku aš pasirūpinu. Tai iš tikrųjų gaunasi tiesiog komanda ir gal šiuo metu labai yra visą laiką mums diegiama į galvą, kad turi tėtis prisidėti ir kad čia turi būti vos nelygybė ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tiesa yra tokia, kad mes mamos esam mamos ne veltui ir mes turim tą galimybę suprasti, kodėl vaikas verkia, kada jam yra kažkas tai blogai, mes tiesiog jaučiam ir matom ir žinom tiesiog, kokius sprendimus priimti. Aš, pavyzdžiui, kai tik atvažiavau, tiesiog supratau, kad reikia kažkokios tai rutinos, nes kitaip kiekviena diena atrodo yra balaganas ir tu tiesiog pati net nežinai tada nei ką daryti, nei kodėl verkia ir tiesiog, kai atrodo yra, žinokit, sudėliota rutina, yra daug paprasčiau ir man, ir vaikui, ir partneriui. Dėl to, kad tada visi žino,
kas vyksta po ko. O nėra taip, kad dabar vaikas verkia ir neaišku kodėl. Dabar mažytė yra 3 mėnesiai, tai aš į rutiną tokią pradėjau pabiškį įvažiuoti kažkur 2,5 mėnesio, kai jai buvo. Ir va dabar jau kokias 2-3 savaitės, kai realiai visą laiką laikausi ir labai neblogai sekasi. Mes ją be proto mylim ir dėl jos stengiamės ir norim tiesiog kuo geriausio jai. Bet aš ir jaučiuosi čia tikrai vieniša. Tas vienišumo jausmas kartais persiduoda į emocinį nekontroliavimą. Nežinau, kaip tai išreikšti. Tarkim, pavyzdžiui, ryte Matui reikia eiti į treniruotę, tai faktas, kad jis turi būti pailsėjęs ir ryte dažniausiai aš prisiemu visą mergaitės dabojimą ir Matas pamiega ir aš nežinau, kaip išsireikšti, bet jaučiu, visos mamos mane tiesiog suprasit. Bet ateina tas rytas ir aš atrodo pati suprantu tiesiog, kad taip yra geriausiai, bet man iškart atrodo jau pyktis kažkoks tai viduj ima, jau atrodo, kodėl jisai gali miegoti, o aš turiu ten, tarkim, su mažyte užsiiminėti, šnekinti ją ir būti ir taip toliau. Tai yra visiškai normalu, aš manau tiesiog tikrai, kad aš nesu viena, kuri eina pro šitą kelią. Faktas, kad aš iš pat pradžių tokias emocijas turėjau, po to stengiausi galvoti taip, kad reikia paprašyti Mato pačiai, kad vieną kartą per savaitę duotų man išsimiegoti ir kad jis perimtų rytą. Ir be jokių problemų jis iš karto tai aišku ir ne vieną kartą ir 2 galiu. Neturiu čia niekieno, kas padėtų. Ta prasme, jokia močiutė, teta, draugė, niekas negali pasaugoti nei valandai, nei 2. Tai šitas dalykas labai jaučiasi dėl to, kad kai aš buvau Lietuvoje ir būdavo taip, kad, tarkim, aš porą dienų esu visą laiką su mažyte ir atvažiuoja Mato mama ir pabūna truputuką su ją, aš tiesiog tuo momentu tada jaučiu, kad galiu atsikvėpti. Kai niekieno tu neturi šalia, tos smegenys, žinokit, ta apkrova smegenų, kurią turi patirti mamos, aš žinau, kad Heilė dar yra labai mažytė ir jai yra dar tik tais 3,5 mėnesio. Kai bus dar didesnė, aš manau, bus tikrai dar daugiau iššūkių, bet šiuo metu patirtis tiesiog yra tokia. Tai Matas labai daug laiko praleidžia treniruotėse ir varžybose, automatiškai gaunasi, kad didžiąją dalį aš praleidžiu viena su mažyte. Kai kuriom dienom aš tiesiog tikrai jaučiuosi pavargus. Aš galbūt esu toksai žmogus ir aš galvoju, kad tai atėję yra iš mano šeimos tikriausiai, kad visą laiką parodyti, kad viskas yra gerai. Kokia aš esu stipri ir kaip aš viską galiu ir kaip aš viską sugebu, tai yra dalykas, ant kurio man reikės pačiai daugiau padirbti. Kad nereikia visą laiką būti tiesiog užsidėjus visus šarvus ir įrodyti visiems, kad man nebūna sunkių dienų ir kad šiandieną aš nenoriu su niekom kalbėti, nes aš esu be proto pavargus. Apart viso šito nuovargio, kaip ir visos mamos sako, tai yra tikrai, žinokit, tiesa, kad kiekviena šypsena, kiekvienas jos ten garselis išleistas ir naujas kažkoks tai dalykas, ką jinai padaro, vertas yra viso šito etapo. Sugrįžtant tiesiog prie santykių, tai kaip ir buvau minėjus, kad jie tikrai pasikeitė. Kai atsiranda vaikas, viskas pasikeičia. Aš visą laiką galvodavau, kad ką reiškia, kad viskas pasikeičia. Viską tu gali daryti ir taip toliau tu gali daryti, bet prie viso to, ką tu darydavai seniau, prisideda tiesiog dar vienas žmogeliukas, kuriuo tu turi pilnai aprūpinti. Tai reiškia, kad ir tu nori išeiti pasivaikščioti, kas atrodo labai paprasta, tiesiog imi ir išeini. Bet tu jau vis tiek turi vaiką aprengti tinkamai, pagalvoti apie temperatūrą, pagalvoti, kas bus, jeigu pradės verkti,
paimti persirengimui rūbus, pampersą, viską, ką daryti, jeigu norės valgyti. Tu jau ir taip turėdavai pagalvoti apie save, bet dabar tu dar turi turėti 50 minčių ir 50 situacijų apgalvoti į priekį apie vaiką. Ir tai yra tiesiog, atrodo, vienas išėjimas. Kaip ir buvau sakius, rytais dažniausiai mato sniegą, tai aš jau būnu pradėjus dieną kartu dažniausiai su Heile. Tai kartais tai suerzina ir kartais norisi, atrodo, gal ir daugiau to palaikymo. Bet mes stengiamės kartu, kiek įmanoma, palaikyti vienas kitą ir daug pasikalbam. Bandom tiesiog nekonkuruoti, kas ką turi daryti ir kas ko nepadarė, bet stengtis dirbti kaip komanda ir kiek įmanoma vienas kitam tiesiog padėti. Visą laiką kalbam apie tą pokytį su vaiku, bet, pavyzdžiui, tarkim, ar aš pati jaučiuosi pasikeitus ir kaip pasikeitus, tai galiu pasakyti, žinokit, ne. Aš vis tiek lygiai taip pat, atrodo, noriu kurti, augti, daryti. Noriu, atrodo, kurti vlogus, eiti tiesiog savo keliu. Lygiai taip pat kaip moteris, viso intymumo, viso ryšio su Matu norisi lygiai taip pat kaip ir prieš vaiką. Aš nežinau, gal visom yra skirtingai, bet aš nuo pat pradžių visą laiką sakiau, kad mes su Matu turim būti prioritetas vienas kitam, mūsų santykiai neturi pasikeisti, nes mes, jeigu būsim kartu laimingi, tai ir vaikas bus laimingas. O tas ryšys, ta meilė, tai ją reikia vis tiek palaikyti, palaistyti, kad jinai būtų ir niekur nedingtų. Tai kad ir kaip kartais galbūt jaučiuosi pavargus, viduje aš jaučiu, kad einu savo svajonių gyvenimo keliu ir absoliučiai nieko nekeiščiau. Esu be galo laiminga savo šitam tokiam burbule, kuriam esu šiai dienai. Jeigu dabar kažkuri iš jūsų žiūri šitą video ir jaučiatės panašiai kaip aš, galbūt ar santykių prasme, ar galbūt ir išsikraustėt, ir galbūt laukėtės. Žinokit, kad esat ne viena ir visą laiką galėsiu tikrai daugiau paliesti kažkokių tai temų. Galėčiau, atrodo, dar atviriau pakalbėti. Kartais, kad pradėt kalbėti atviriau, reikia tiesiog nuo kažkur atsispirti. Tai aš manau, šitas video toks ir yra, kur aš tiesiog daugiau papasakoju apie savo tikras emocijas ir mano buvimą čia. Nėra vieno teisingo kelio būti mama ir mes visos mokomės, mes visos suklumpam ir visos sugebam atsistoti. Visą laiką mėgstu pasakyti, kad mes visos esam daug stipresnės, nei mes galvojam savo galvoje ir padarom daug daugiau, nei kiti žmonės aplinkui mato ir galvoja, kad yra, nes aš lygiai taip pat dažniausiai pasidalinu gražiausiam akimirkom, o didžioji dalis realybės yra visiškai kitokia. Tai ačiū tiesiog, kad klausėte, aš jau čia kalbu belenkiek minučių ir norėjau, kad šitas video būtų šiek tiek trumpesnis, tiesiog ramiai atsisėsti su jumis pakalbėti, kaip ir sakau, vieną žingsnelį padėti link pabendravimo su jumis atviriau, apie tą motinystę, apie santykius, apie gyvenimą užsienį. Man tiesiog yra labai svarbu dalintis tikrom akimirkom. Jei norite, tai pasidalinkite komentaruose, kaip jūs jaučiatės, ar parašykite man asmeniškai. Man visą laiką labai yra įdomu išgirsti ir jūsų istorijas. Jeigu norite toliau sekti mano kelią, tai tiesiog pasubscribinkit, palaikinkit šitą video ir pasistengsiu daugiau atsisėsti, o taip pat ir atvirai paplepėti su jumis. Tai ačiū jums labai, jeigu žiūrėjote iki galo ir iki sekančio.